Treneri, sveikinimai su pergalė, turbūt labai svarbi pergalė turnyrinės lentelės atžvilgiu, abu kartus įveikta TT juniorės ekipa. Kokie pagrindiniai akcentai tapo raktu į pergalę šios dienos rungtynėse? Šiaip sugrįžimas pagrindinių žaidėjų aikštelė, dar susižaidimas, bet džiaugiuosi, kad komanda praktiškai pasiekė visas pergalės, kurias planavome, ne tik šitas, bet ir praeitas ir užpraeitas, kur tikrai norėjom ir atsirevanšuoti ir Daugpiliui. Ir čia buvo gan įtemptos varžybos su šita komanda Latvijoje. Tai labai džiaugiuosi už komandą, kad ten buvo momentais, kad 5 sveikas žaidėjas tik lygdavo ir lygos, ir traumos. Ir pagrindinis akcentas šiandien, kad grįžta po traumų žaidėjas į aikštę ir bando vėl susižaisti, pagauti tą ritmą ir ruošiamės tom lemiamom kovom. Kokia bendra situacija po traumų, lygų ir panašiai? Ar jau pakankamai žaidėjas įeina į savo ritmą? Ne, pakankamai dar trūksta tų kelių treniruočių, kaip sakykime, kad įsivažiuotų, nes ką tik pradėjo su komanda sportuoti kai kurios žaidėjos ir šiandien gal ir tas rezultatas, sakykime, ir tikėjaus gal geresnio, bet ir atsiliepia tas toksai įsivažiavimas dar tik tais varžybų ritmą, bet manau, čia viskas bus gerai ir būsim pasiruošę lemiamom kovom. Goda, visų pirma sveikinimai su pergalė. Svarbi tikrai pergalė, tačiau rungtynės buvo banguotos labai. Iš pradžių jūsų komanda turėjo deficitą, tai paskui po antrojo kėlinio netgi 13 taškų persvarą pirmavot. Kas lėmė tokius amerikietiškus kalnelius šiose rungtynėse? Visų pirma, ačiū labai, kad už sveikinimus su pergalę. Nežinau, iš tikrųjų, tas bangavimas pas mus turbūt daugmaž visą sezoną eina, jis toks nėra gan stabilus tas žaidimas, nes turim nemažai klaidų padarom, kas ir dabar mačiau statistiką greitai, kad pralaimėjom ties šitą kategoriją iš tikrųjų prieš priešininkės, bet džiugu vis tiek, kad pavyko kažkaip susitvarkyti ir laimėjom. Kas laukia dabar artimiausiose rungtynėse? Turbūt tikėsitės pergalių likusiose rungtynėse? Žinoma, visą laiką tikimės pergalių, bet žiūrint apie kurią lygą kalbat, nes kol kas dabar artėja artimiausios A lygos diviziono varžybos, ten yra kiek sunkiau, bet visą laiką tikimės pergalių.